Šiandien laidoje Auksarankiai. Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, nauji draudimai ir galvosūkiai verslininkams. Kaip šį kartą apeiti tvarką. Nefilmuok. O taip pat šildymas, nenuspėjamos jo kainos ir kova su vėjo malūnais primenantys bandymai atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos. Tam tikra dalis gyventojų jau pamatė dabartiniu metu, kad iš tikrųjų nėra kur trauktis ir pradėjo galvoti, ką daryti. Netrukus. Kai kurių asmenų balsas ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Šiandien laidoje Auksarankiai. Nuo naujųjų metų įsigalioja alkoholio kontrolės įstatymo pokyčiai, naktinius barus turinčių verslininkų išmonė šį įstatymą apeiti ir eksperimentas, ar sunku įsigyti svaigalų išsinešimui neleistinų paros metu po 22 valandos. O taip pat tęsime reportažų ciklą šildymo tema. Bandysime dar kartą praskleisti šydą, kur galimai dingsta nuo centralizuoto šildymo priklausančių žmonių pinigai ir pateiksime įrodymus, kaip šilumos tiekėjai nesiskaito su vartotojais ir leidžia savo savivaliauti. Vilniaus Energija šiam šildymo sezonui pasitvirtino temperatūrinius grafikus žymiai aukštesnius, negu buvo temperatūriniai grafikai patvirtinti ankstesnių metų. Eterio laikas ribotas, o tema plati ir aktuali. Todėl tęsime reportažų apie šildymą ciklą ir kitą kartą. Vis dar laukiame jūsų istorijų, pastebėjimų ir patarimų, kaip sumažinti sąskaitas už šildymą elektroniniu paštu btvreporteris@gmail.com. Iki šiol įvairaus plauko bariukų, kavinių ar dar kokių viešojo maitinimo įstaigų, o tiksliau tokiais vardais prisidengusių visą parą dirbančių alkoholio parduotuvių savininkams galiojusius draudimus apeiti sekėsi puikiai. Įstatymas, draudžiantis naktį, tai yra nuo 22 iki 8 valandos ryto prekiauti alkoholiu neviešojo maitinimo įstaigoms, galiojo jau ne vienerius metus. Tačiau prisipažinkite, kiekvienas puikiai žinot, kur reikia eiti, jei iki to laiko nespėjote įsigyti svaigalų. Užsimanius vakare atsipalaiduoti su buteliu alaus, o gal ir kuo stipresniu, problemų visą tai įsigyti beveik nekildavo. Blogas kvapas, keista fauna, tarsi dėl vaizdo pastatytas vienišas stalas ir baras už grotų. Tai dažniausiai pasitinka atvykus į barą, kurį liaudyje dažnai vadina načnyku. Regis seimūnai nusprendė galutinai išrauti šias piktžoles ir įvedė nuo naujųjų metų įsigaliojusias alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriuose numatyta, jog viešojo maitinimo įstaigose nuo 22 iki 8 valandos ryto alkoholinius gėrimus galima parduoti ir vartoti tik vietoje, bet jokių būdų neįsinešti. Kad kioskai nepataptų staigiai paviljonais, tai buvo įvesta paviljono sąvoka. Tai paviljonas tai yra laikinas statinys, tačiau turintis salę pirkėjams aptarnauti. Pirmasis prioritetas visų kontroliuojančių institucijų būtent bus tos įmonės, kur ta veikla yra realiai apsimestinė, kur prekyba naktimis yra vykdoma per langelį, per groteles, kur būriuojasi klientai lauke ir ten realiai nevykdomas tas viešasis maitinimas, kaip aš sakau, netgi galim taip liūdnai pajuokauti, pastatyta neveikianti mikrobanginė krosnelė ir, nežinau, ten silkės galva guli ir čia neva tai viešasis maitinimas, tai dėja, čia į jokias viešojo maitinimo normas netilpa tokie pavyzdžiai. Vat būtent dėl tokių įmonių ir kilo iniciatyva būtent priimti tą įstatymo nuostatą. Bet atsakomybė tenka toms įmonėms, kaip juridiniams asmenims. Atsakomybė nuo 500 litų iki 2000 litų pirmą kartą, antrą kartą nustačius analogišką pažeidimą nuo 2000 iki 5000 litų.
Vis dėlto patys pareigūnai pripažįsta, kad tokia situacija sudėtinga ir šis įstatymas nukreiptas į tokias viešojo maitinimo įstaigas, kurios realiai funkcionuoja kaip visą parą veikiančios alkoholio parduotuvės. Todėl į jį reikėtų žiūrėti atlaidžiau. Aš siūlau paprastą, sakykime, sprendimą būdą išpilstyti tuos alkoholinius gėrimus. Tiesiog klientą informuoti, kad yra tokia situacija ir tarkim, kiek jis gali išgerti, sakykime, tą patį vakarą. Ta prasme, sprendimo variantai iš tikrųjų yra. Turėtų būti noras iš tikrųjų prisilaikyti tos įstatymo raidės. Neieškoti būdų apeiti įstatymą, bet iš tiesų ieškoti būdų įvykdyti tą įstatymą ir užtikrinti jo laikymąsi. Auksarankių komanda nusprendė savo kailiu išbandyti, ar veikia įsigaliojusios įstatymo pataisos. Nefilmuok. Deja, regis realybė yra kiek kitokia ir šių įstaigų paklausa, o ir pasiūla kol kas tikrai nesumažėjo. Rezultatai jums prieš akis. O Jėzus Marija! Ne tas mentalitetas yra, vis tiek negalima čia mūsų žmonėm leisti gerti daug. Jo, nes lietuviai, žinai, kaip prisigiria patobilė. Dėl to, kad gal ir yra gerai, kad uždraudė šitiem visam naktiniam Jo, nuo 10 valandos, kad Čia iš tikrųjų gal ir yra gerai. Nes jau Ne gal ir yra gerai, o iš tikrųjų yra gerai, bet kartais nukenčia tie žmonės, kurie negeria. Tiesiog švenčia ką nors. Labą dieną. Man švyturio du baltus. Čia? Dabar yra 23 valandos ir 13 minučių. Ir visai nesudėtingai mes nusipirkom 4 butelius alaus ir be jokių kliučių jas išsinešėm. Pardavėja nei jinai pasakė, kad negalima, nei galima. Paprasčiausiai pardavė kaip parduotuvė ir leido eiti. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Šiandien laidoje Auksarankiai. Naujas alkoholio kontrolės įstatymas, šildymas, sąskaitos arba didžioji šios žiemos kainų pasiutpolkė. Tokiuose baruose dažniausiai renkasi ne pati maloniausia publika, nors reikia pastebėti, kad barmenėmis čia dirba gležnos dailiosios lyties atstovės. Sakykit, ar žinot, kad įsigaliojo alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kad negalima išsinešti alkoholinio gėrimo po 22 valandos? O žinot, kad reikia atidaryti gėrimą? Neatidarėt kažkodėl? Откуда у вас такие профессиональные познания? Вы случайно не медик? Нет, просто приходил. Kodėl, sakykit? За помощью психиатру. У вас были какие-то проблемы? Jūs nepergirti, paprasčiausiai pakomentuoti garsiai. Со мной произошла связанная история. Ну, какую-нибудь такую, не самую уже там дорогую, не самую экономную. Švyturio balto turit? O, tai porą man. Du. Kodėl? Plakatimas toksai. Po 10 išsinešimui negali. O atidaryta? Tik atidaryta, bet atidaryta. Tada vieną. Вот dar galima. 99. Tai vieną atidarykime, Negaliu. Tikrai negalit? O kamštelį duodat? Serьезно, пробка не отдает? Kyla natūralus klausimas,
kas turėtų užtikrinti, kad įsigytas alkoholis nebus išsineštas ir ką reikia bausti. Mūsų komandai pavyko susisiekti su vienos iš įstaigų, kurioje mums alkoholis buvo parduotas išsinešti savininku. Nu, aš žinau, man pranešė ir aš žiūrėjau tą vaizdą įrašą, pas mane tam viskas filmuota, žinau, su Volvo atvažiavo ten, aišku, ten dėl barmenės kalties. Mes viską dabar atidarinėjame, šampaną ir skardinį, viską. Dirbsiu kaip ir anksčiau, viską atidarinėsiu, duosiu bakalą ir viskas. Jeigu bus didelis bauda ar bus bandymas atimti iš mane licenciją, aš paduosiu į teismą. Ir pažiūrėsim, kas pasakys teismas. Pas mane jau buvo tokie 2 įvykiai anksčiau, kažkada taip. Ir matot, įstatymai taip parašyta gudriai. Nėra tokia sąvoka, kad atidarytas butelis, neatidarytas. Yra vietoj geria ar ne vietoj. Tai teisėjai visada klausė, ar buvo pasiūlytas bakalas ar kažką. Tokie dalykai. Tai buvo anksčiau, kaip dabar bus, tas nežinau. Verslininkas tikina, kad jam šios pataisos tikrai ne į naudą, bet užsidaryti neketina, o ir gresiančios baudos netokios jau didelės, todėl įstatymų nepaklususią barmenę užteko pabarti. Toliau laidoje bandysime rasti siūlo galus šildymo tema. Tam tikra dalis gyventojų jau pamatė dabartiniu metu, kad iš tikrųjų nėra kur trauktis ir pradėjo galvoti, ką daryti. Kas lemia išsipūtusias šildymo sąskaitas ir kiek daug šilumos tiekėjai sau leidžia. Tai nėra logikos, jokios nėra logikos, aš kaip specialistas, sakau, daug metų dirbęs šitoje sistemoje, nematau, kodėl būtent turėtų būti aukštesnės termofikacinio vandens temperatūros paduodamos į gyvenamus namus. Tai nieko nepagrįsta. Techniškai neįmanoma pagrįsti, neįmanoma tą dalyką suprasti. Tai yra tik tai grinai nuostolių didėjimas ir šilumos kainų didinimas. Su auksarankių komanda susisiekė Vilnietis ponas Kazimieras Jonas Jocius. Šilumininkų savivalės neapsikentęs vyras jau ne 1 metus teisybę bando rasti teismuose, nes kaltinimų šilumos tiekėjams pateikia ne 1 ir ne 2. Problema kilo dar 2000 metais. Vilniaus savivaldybė sudarė sutartį su Dalkija, įkūrė atskirą organizaciją Vilniaus Energija, kuri tapo tiekėjų šilumos ir karšto vandens. Ir tokiu būdu nuo 2001 metų pradėjo tiekti mūsų namai šilumą ir karštą vandenį. Tada ir prasidėjo pagrindinės bėdos, kadangi pagal tuo metu galiojančias teisinės normas tiekėjas privalėjo įrengti kiekvienam bute tiek šilumos, tiek karšto vandens apskaitos prietaisus, kurių iki šiol neįrengė. Teko tokiu būdu kreiptis į vartotojų teisių apsaugos tarnybą valstybinę, teko kreiptis į energetikos inspekciją, į metrologijos inspekciją, į kainų komisiją, tačiau ir šios valstybinės institucijos deramai savo pareigos neatliko, surašė neva tokius patikrinimo aktus, tačiau tie patikrinimo aktai neatspindėjo realios padėties, ko pasekojo, jų sprendimai buvo skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir šiuo metu tebenagrinėjamos bylos. Metrologijos inspektorius vietoj to, kad tikrintų, ar nuotolinio valdymo prietaisas Rubisaif buvo eksploatuojamas, nuo kada jis eksploatuojamas, kada jis buvo įrengtas, pagal kokias teisinės normas buvo įrengtas, su kuo jis buvo derintas, su savivaldybė ar buvo derintas su savivaldybės Vilniaus miesto atitinkamom institucijom, kuries turėjo tuos derinimus atlikti. Niekas nebuvo atlikta, o tiesiog mašinaliai buvo paprašyta, kad Vilniaus Energijos pakomentuotų šitą mano prašymą. Ir kadangi Vilniaus Energija savo laišku atsakė, kad atseitinai to prietaiso nenaudoja, nuotolinio valdymo, duomenų perdavimą, tai inspektorius taip ir užrašė į savo patikrinimo aktą, kad pagal Vilniaus Energijos pasakymą tas prietaisas nenaudojamas. Jam to pasakymo pakako, kad jam patikrinimo atseit daryti nereikia.
Beje, norėjome kartu su ponu Kazimieru apsilankyti jo namo šilumos punkte ir viskuo įsitikinti patys. Tačiau pasirodė, kad gauti reikiamą raktą nėra taip lengva. Laimė, apsukrusis Vilnietis pateikia savo filmuotus įrodymus. Kada teko susirišti su energetikos inspekcijos inspektorium, inspektorius atėjęs į mūsų namą, šiluminį mazgą, jisai išsamei paaiškino to prietaiso veikimą ir jis paaiškino, kad tas prietaisas veikia nuotolinio valdymo būdu, nuskaito duomenis, kas ir buvo tikėtasi. Reguliuoja temperatūras. Taip. Smegenys yra tik mazgo vardu. Pavo ten. 53 paduotas kainukas. Ilgas namas. Taip, čia jo konfiguracija automatiškai komfortas eina. Komfortas. Komfortas įjungtas, nes jeigu niekas nesinaudoja, automatiškai. Čia išjungtas siurblys yra. Taip, o čia įjungti. Čia yra automatikos valdymas. Taip, o čia. Čia yra karšto vandens siurblys. Įjungtas. Automatikos valdymas į dispečerinę, ne? Ne, čia yra visas matimas. Jie gauna per anteną. Per anteną? Jie gauna per kompiuterį. Taip, o kur šitą anteną? Jie čia kompiuteris, čia laidas, kompiuterio laidas. Jie eina ir jie tiesiog jo ir nukeliauja lauk kažkokią anteną. Matau. Kažkur ten matau. Nes jie čia kompiuteriu gauna visą šitą. Matau, jis eina ten už sienas. Tai tiesiai anteną, radio anteną. Jo. Reiškia, jis karštam vandenį pajungtas. Taip, ir karštam ir šildymui. Ir šildymui pajungtas. Taip, jis reguliuoja, čia jo visas protas. Jo, jis gali, reiškia, iš dispečerinės pareguliuoti. Taip. Tai galinė programą užstatyti. Programą sustato. Tai šitie daryti 2009. Na čia kaip namas tas pastatytas. Taip. O ne 2000. Ne, 2000-aisiais tai šneka eina apie kažkodėl tokią mazgą. Bet tai 2000-aisiais kaip galėjo būti? Negalėjo būti, kadangi nebuvo Vilniaus energijos dar išvesti. Vilniaus apygardos administraciniam teisme Vilniaus energijos atstovai pradėjo klaidinti teismą, sakydami, kad neva jie nuo 2005 metų ar nuo 2010 metų gegužės mėnesio tik tai tapo šilumos tiekėjai. Kai tuo tarpu jie patys pasirašė sutartį su Dalkija dar 2001 metais, kur pagal sutartį jie save įvardina šilumos ir karšto vandens tiekėjais. Be to, kada jie vartotojus patys paduoda į teismą, kaip po neatsiskaitančius su jais, jie pateikia būtent šitą Dalkijos sutarties išrašą, kurioje aiškiai parašyta, kad reiškia jie karšto vandens ir šilumos tiekėjai jau yra nuo 2001 metų. Vis dar bandote sulyginti sąskaitas, kiek už šildymą teko mokėti šiais, o kiek ankstesniais metais, tačiau logiško paaiškinimo jau kuris laikas rasti nepavyksta? Truputį padėsime. Atsakymas gali slėptis visai ne sąskaitose, o šilumos punkto apskaitos prietaisų rodmenų žurnale. Jie yra pildomi ir jūsų daugiabučio šiluminėme punkte. Šildymui tokiu atveju vieną kiekį sumažina, tą patį kiekį padidina karštam vandenį arba atvirkščiai. Ir tokiu būdu maustomi yra butų savininkai. Kiekvienas butas apytikrai permoka nuo 20 atskirai iki 100 litų kas mėnesį, jeigu skaičiuot atskirai pagal plotą. Akivaizdu, šilumos tiekėjas yra suinteresuotas parduoti kuo daugiau savo gaminamo produkto šilumos. Tačiau ką daryti, jei žiema šilta ir vartotojui jos daug nereikia? Reikia kažkaip padidinti šilumos energijos sunaudojimą, tos energijos neparduodant butams. Klausėte kaip? O ar teko matyti žiemą žaliuojančią žolę virš požeminės trasos? Spėkite, kas tai apmoka? Sakykime, jeigu vidutinė lauko temperatūra yra 23 laipsniai minus arba žemiau, tai paduodamas termofikatas į namą, namo įvadę, pas juos užprogramuotas 120 laipsnių. Kaip žinia, 100 laipsnių vandens temperatūra yra virimo temperatūra. Tai jeigu mes pakeliam tą temperatūrą iki 120 laipsnių, tai jau praktiškai eina termofikatas su dideliu kiekiu garu. Netrukus laidoje Auksrankiai tęsime šią temą.
Šiandien laidoje auksarankiai, šildymas, sąskaitos arba didžioji šios žiemos kainų pasiutpolkė. Sena gera fizika primena, kuo šaltesnis vanduo, tuo lėčiau jis vėsta, kol išvis nustoja vėsti, kai temperatūra susilygina su aplinkos. Akivaizdu, kad kuo karštesnis vanduo, tuo didesni energijos nuostoliai. Išeitų, kad tiems patiems šildymo rezultatams pasiekti, būtų galima naudoti ir vėsesnį vandenį. Suvartojimas ženkliai yra padidėjęs. Ir jeigu Vilniaus mieste yra vidutinis, kaip spaudoje buvo rašyta ir faktiškai Vilniaus energija deklaravo, tai yra kažkur apie 17%, tai atskiruose namuose, atskiruose rajonuose yra šilumos suvartojimo padidėjimas iki 50, 60, net ir iki 100%. Jo. Dėl to ir yra šilumos sąskaitos ženkliai didesnės. Mano manimu, tai pagrindinė tokia priežastis yra, kad Vilniaus energija šiam šildymo sezonui pasitvirtino temperatūrinius grafikus žymiai aukštesnius, negu buvo temperatūriniai grafikai patvirtinti ankstesnių metų. Jeigu paimsim lauko oro temperatūros, kurios vyrauja paprastai daugiausiai ir lauke nuo +3 iki -6, tai šitam diapazone temperatūrinis grafikas iš elektrinių termofikacinio vandens yra aukštesnis nuo 5 iki 10 laipsnių. Taip, anksčiau buvo prie +1 70, dabartinių prie +1 80. Paimkim prie 0 laipsnių temperatūros. Esant lauke nuliui, ankstesniam grafike buvo 73 laipsniai, dabartiniam grafike yra 80 laipsnių. Paimkim dar vieną temperatūrą, paimkim -5 laipsnius temperatūrą, ankstesniam grafike buvo 86 laipsniai, dabartiniam grafike yra 95 laipsniai. 9 laipsnių skirtumas. Tai man kaip specialistui, kaip šilumininkui yra nesuprantama, kodėl yra didinamas grafikas ir kodėl laikomos aukštesnės temperatūros termofikacinio vandens nuo elektrinės iki daugiabučių gyvenamųjų namų, kai tuo tarpu prie aukštesnių temperatūrų didesni šilumos trasose nuostoliai. Visi tie nuostoliai, kurie susidaro šilumos trasose, po to yra įkalkuliuojama į šilumos kainą ir dėl to ta šilumos kaina irgi atitinkamai didėja. Tai mes kaip vartotojai už visus tuos nuostolius sumokam. Tai nėra logikos, jokios nėra logikos, aš kaip specialistas, sakau, daug metų dirbęs šitoje sistemoje, nematau, kodėl būtent turėtų būti aukštesnės termofikacinio vandens temperatūros paduodamos į gyvenamus namus. Tai nieko nepagrįsta. Techniškai neįmanoma pagrįsti, neįmanoma tą dalyką suprasti. Tai yra tik tai grinai nuostolių didėjimas ir šilumos kainų didinimas. Nieko įstabaus Vilniaus mieste lapkričio mėnesį 11 metais neįvyko. Namai, kur nėra bendrijų, Vilniaus mieste yra tokių namų virš 70%, praktiškai gali būti valdomi ir šilumos padavimas paduodamas nuotoliniu būdu. Nakties metu būtent radiatoriai pradeda kaisti ir daugiau karštesni radiatoriai. Taip gyventojai skundžiasi. Vietoj to, kad visais laikais buvo atvirkščiai. Nakties metu žmonės miega ir kažkur tai nuo 22 ar 3 valandos visada buvo žeminami į radiatorius žeminama temperatūra. Bet tu sutaupai šilumos name nakties metu nuo 20 iki 25%. Tai yra faktai, tai yra išbandyta per daugelį metų. Jo ir savivaldybė, galiu tiesiai pasakyti, kad nelabai ką daro ir aš manau, kad ko gero ir nieko nedarys. Tuo atveju visada meras išėjęs visada pasako, kad Vilniaus energija labai gerai dirba ir mes esam patenkinti ir čia maždaug ko jūs ieškojate ir ko jūs kabinėjatės prie Vilniaus energijos. Imti rankas ir patiems valdyti, patiems tvarkytis. Niekas neteis, niekas nepadarys, kiti niekas nepadarys.
Visi kiti, kurie daro, nori tik tai pinigus paimti ir nieko nepadaryti. Šiandien tiek. Vis dar laukiame jūsų istorijų ir patarimų, kaip sumažinti sąskaitas už šildymą. Laukite tęsinio ir iki kito šeštadienio.